Įdomus faktas. Vienos iš Justinų sodo namelį įrengtas būtent šio gamintojo valymo įrenginys, kuriam jau kone 20 metų, tad ir šį kartą moteris nutarė pasirinkti ilgametę patirtį turinti partnerį. Tačiau prieš dedant parašus atsakykime į rūpimus klausimus. Edvinai, labai gerai, kad jūs esate šiandieną su mumis. Mes čia su Justinomis turime krūvą klausimų, bet apie viską nuo pradžių. Tai nuo ko reikėtų pradėti, norint įsirengti namams, naujiems namams valymo įrenginius? Pradžioje galima pradėti nuo džiugių naujienų, kadangi mes esame Panevėžio rajone, tai šioje vietoje valymo įrenginio projekto nereikia, kas automatiškai klientai ir jūs sutaupote laiką ir pinigus. Toliau parenkant įrenginį labai svarbu sužinoti gyventojų skaičių, nuo to priklausys, koks jūsų valymo įrenginys bus šiame sklype. Po valymo įrenginio parinkimo montuotojai atvykę parinks tinkamą vietą, kurioje jis bus sumontuojamas, kur bus išleistas išvalytas vanduo ir viskas. Tai panašiai čia, kur stovime ir yra numatytas tam. Taip, pagal bendrą visą sklypą matau, kad vieta yra puikiai parinkta. Mes arti turime kelią, kur senizacinė mašina puikiai privažiuos prie valymo įrenginio. Bet iš dešinės mes turime kaimynus, dar dabar tuščias laukas, bet vis tiek gali būti, kad čia kažkada stovės namas. Ar mes turėtume su jais, susitarti? Pagal jūsų sklypą kaimynų leidimo jums nereikia, bet kad žinoti kitiems žmonėms, minimalus atstumas inžinerinių tinklų iki kaimyno ribos yra 1 metras. Beje, įrenginys puikiai susitvarko su didesne momentinė apkrova atvykus svečiams, o pasikeitus aplinkosaugos reikalavimams, valymo įrenginį galima modifikuoti papildomais komponentais ir jo tikrai nereikia keisti naujų. Dauguma žmonių bijo nemalonių kvapų. Ar gali būti, kad jausis nemalonus kvapas? Tikrai ne, šitoj vietoje tikrai nereikėtų bijoti, bet reikia nepamiršti, kad jūs turite valymo įrenginį, jį reikia prižiūrėti, atlikti laiku aptarnavimo darbus ir tikrai nemalonių kvapų nebus. Gera tema, o tai kaip jį prižiūrėti? Vat norėjau klausti, kas kiek laiko reikėtų jį Mes vienodai mąstom, Justina. valyti ar prižiūrėti ar išsikviesti kažkaip. Tai valymo įrenginio aptarnavimas, tai eksploatacija vadinama, yra tikrai visiškai nesudėtinga. Vieną kartą į metus rekomenduojama įsiurbti perteklinį dumblą susikaupusi ir prisižiūrėti visą laiką orapūtės darbą, kad būtų nepertraukiantis deguonies tiekimas į valymo įrenginį. Edvinai, sakyk, o tai kodėl žmonės apskritai kalba, kad kieme jaučiami yra kvapai, nemalonūs kvapai turint valymo įrenginius? Taip, jie kalba dėl to, kad jie neprižiūri valymo įrenginio. Aš realiai duosiu gal tokį juokingą pavyzdį šitoj vietoj, kada žmogus nesipraustų metus laiko ar 2 metus, manau, žmogui užtektų ir mėnesio laiko, jis tikrai jaustų nuo savęs blogą kvapą. Taip pačiai yra su valymo įrenginiu. Jeigu tu neprižiūri jo, tu jo neaptarnauji, ten viskas susistovi, automatiškai atsiranda kvapai. Ar galima mesti popierių? Tikrai taip, šitoje vietoje tualetinį popierių mesti galima, rankšluostinio popierio griežtai draudžiama, higieninių dalykų draudžiama, makiažinių servetėlių, kas labai aktualu yra moteriams ypač, draudžiama. Ir jokių sauskelnių. Ir jokių sauskelnių. Taip pat daugeliui gal bus staigmena, tačiau pasirodo į valymo įrenginius negali patekti ir pavyzdžiui sriuba. Nuo jei namuose yra vandens minkštinimo stotelė, reikia numatyti, kad vanduo iš jos nebūtų nukreipiamas į valymo įrenginį, nes druskos nedraugauja su įrenginio bakterijomis. Tada aš turiu dar klausimą. Viskas vyksta elektros pagalba, sakykim, renginys veikia elektra, tai ar jis yra naudojantis labai daug energijos? Labai geras klausimas, realiai manau šių dienų, kada elektros kainos yra išbrangusios, galbūt dabar jau susistabilizavusios šiek tiek, tai įrenginio kaštai elektros sąnaudos susideda tik iš orapūtės, to vadinamo esamo kompresoriaus, kuris naudoja elektros kaip 40 vatų lemputę, kas per mėnesį sudaro 5-6 eurus sąnaudas. Tai manau tikrai yra labai mažos išlaidos, jeigu padalinate per visą mėnesį. Nors įrenginio priežiūra yra ir nesudėtinga, bet šiais laikais žmonės nori viską optimizuoti. Ar yra tokia galimybė, kad nuotoliniu būdu kažkas prisijungia ir už mus atlieka darbą ir mums nereikia rūpintis, ar ten viskas gerai ar ne pas mus tam įrenginyje? Taip, šitoj vietoje tokia galimybė yra. UAB Traidenis jau nuo seno siūlo tokią technologiją, čia aš kaip vadinu komforto paketą, kad klientui, kur stovės valymo įrenginys, jam nereikia galvoti, kada jam išvežti perteklinį dumblą, ar veikia mano orapūtė, ar kažkas atsitiko. Statosi toks įrenginukas, telemetrija, jo pagalba specialistai matys sistemoje, ar jūsų įrenginiu yra gerai. Jeigu kažkas būna negerai, mes visą laiką
informuojame klientą. To pasiekoje jūs išvengsite nemalonių situacijų ir remonto kaštų, kas tikrai sudaro nemažus pinigus. Edvinai, domina. Perkam. Darom šitą, gerai? Gerai. Gerai, mano jaunosios statybininkės, dar turim klausimų ar ne? Nu, kaip ir mano klausimai išseko. O jūs? Baigiau. Viskas, tvarkoj, domina, tvirtinam, darom čia, kur yra, kitą kartą, kai susitiksim, jau tikiuosi bus ir valymo įrenginys įrengtas.